Dėkui, ponas pirmininkė. Norėčiau išreikšti pritarimą pateiktam, atrodytų, tokiam techniniam dokumentui ir pažymėti pono Beksi puiką darbą, todėl kad labai svarbu supaprastinti PVM administravimo sistemą, ne tik todėl, kad paskatinti verslo plėtrą, bet todėl, kad tai padės koordinuoti šalių narių viešąją finansų politiką, kas savo raštu padidins savitarpio supratimą ir padidins Europos kaip vieningo subjekto vaidmenį tarptautinėje rinkoje. Aš labai apgailestauju, kad visi šitie svarbus klausimai, prieš tai buvęs pranešimas, mūsų pranešimas ir sekantis, kuris liečia pediatriją, svarstomi taip vėlai naktį, nes tai liečia kiekvieno žmogaus gyvenimą, ką mes svarstome, o žmonės net dažnai nežino apie tos klausimus ir po to mes stebimės, kad visi klausia, ką veikia parlamentas. Tai mokesčių administravimas labai turės teigiamą reikšmę smulkiam ir vidutiniam verslui, todėl kad padės išplėsti veiklą už šalies ribų. Ir tai labai svarbu mano šalies įmonėm, transporto įmonėm, kurios niekaip negali susitarti su kitom šalim, kad jom laiku būtų grąžinamas pridėtinės vertės mokestis. Tačiau teigiamai vertindama pateiktus pasiūlymus, aš norėčiau atkreipti komisijos ir tarybos dėmesį į kai kurius pasiūlymus, pakeitimus, kuriuos teikia parlamentas ir mūsų grupė, liberalų ir demokratų grupė. Tai visų pirma, kad reikia leisti įmonėm ruošti dokumentus kalba tos šalies, kurioje jos yra registruotos, todėl kad sunku įsivaizduoti, kad jos gali paruošti smulkios įmonės dokumentus 21 kalba, kaip mes darome parlamente. Ir kitas dalykas, kad reikia padėti smulkiom ir vidutiniam įmonėm išvengti valiutos svyravimo nuostolių, todėl kad ne visos šalis turi valiutą, o pakol grąžinamas pridėtinės vertės mokestis, per tą laiką kursas gali pasikeisti ir smulkiom įmonėm tai yra dideli nuostoliai. Ir baigdama aš noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad šita direktyva būtų įgyvendinama, šita redakcija direktyvos būtų įgyvendinama geriau negu senoji redakcija. Ir prašau komisiją griežtai sekti jos įgyvendinimo tvarką. Ačiū.